Sveiki, vaikučiai! Šiandien aš jums paseksiu pasaką apie gandralizdį. Bet ne apie tą gandralizdį, kuriame vaikučiai gandrai gyvena, o apie tą, į kurį renkasi žmonės vaikučiai pavalgyti vaikučiai. Meniu vaikučiai čia labai platus meniu. Tad jei mokykloje neišmokote skaityti, čia vaikučiai sėdėsite iki vakaro ir tai viso meniu neperskaitysit. Ir nepamirškit vaikučiai, alus tik suaugusiems, o jums sultis. Burokėlių sriuba vaikučiai kaip dienos sriuba buvo labai skani, dar 3 eurus te kainavo. Bet ar virtuvėje sriubą pro kraštą prapylė, ar padavėjų nešant į antrą aukštą jie rankos sudrebėjo, bet lėkštė patekta negraži, su nubėgimais. Kepta duona su sūriu vaikučiai, mano akiai vaikučiai, buvo šiek tiek per kepta. Bet katinienė vaikučiai atvirkščiai, duona labai patiko, tad liepė jinai man prie duonos nesikabinėti vaikučiai. Už tai šašlykų miksas vaikučiai iš kiaulienos ir vištienos buvo jau visai kitas reikalas vaikučiai. Tas žaltys vaikučiai man labai patiko, labai. Baisiai laiminga vaikučiai buvo ir katinienė valgydama vištienos traškias lazdeles. Tad baigdamas vaikučiai noriu pasakyti, kad ir išsakiau kelias pastabas šiai užeigai, bet kaip užeiga jinai stovi daug aukščiau iš visas kitas užeigas vaikučiai. Tad užeigai gandralizdis vaikučiai 5 balai ir judame toliau.